Kalorijas deginti yra gerai, bet būtų dar geriau, jeigu kažkas už tai mokėtų. Ir būtent tai šiandien ir darysim. Viena sudeginta kalorija lygu 1 euras. Pradedam! Dalyvis užlipęs ant dviračio turės 30 sekundžių atiduoti viską. Kiek per tą laiką sudegins kalorijų, tiek pinigų papildys jo kišenę. Bet jeigu dalyvis yra subscriberis, taip kaip tu, o jeigu tu nesi subscriberis, tai pasubscribink, ačiū, jis galės pasukti WB ratą. O ratas turi iš viso 12 laukelių, iš kurių 7 laukeliai gali tau pinigus padvigubinti, 3 laukeliai, kurie gali tau pinigus padalinti per pusę arba sudeginti, ir 2 laukeliai, kurie, realiai nieko nedaro, jie tik dėl vaizdo. Ar subscriberis pasirinks sukt ratą ir rizikuot, ar žaisti saugiai ir tiesiog pasiimt garantuotus pinigus už sudegintas kalorijas? Paklauskim jo, jis atrodo kaip subscriberis. Sveikas, kažkur matytas. Tik tokia kartais būnu. Turim čia challenge, gal norėtum sudalyvauti kaip tik. Mačiau sportiškas esi. Tai palauk, tai visų pirmas dar klausimas. Ar subscribini mane? Aišku. Subscribini? 100%. YouTube'e? Jo. Super, taip ir jūs darykit. Kadangi subscribini mane, čia turime laimės ratą, kurį gali pasukti ir bandyti pagerinti savo situaciją. Bandom gerinti. Gerai, žiūrėk, paaiškinsiu visų pirma taisyklės ir tada tu galėsi nuspręsti, ar tu iš vis nori jį sukti, ar nenori sukti. Nes gali pagerinti situaciją, gali ir pabloginti. Per 30 sekundžių turėsi varyti all out. All out. Ir per tas 30 sekundžių, kiek sudeginsi kalorijų, tiek aš tau duosiu eurų. Ok. Tai tavo pasirinkimas, ar nori rizikuoti ar ne? Kas nerizikuoja, tas medaus nevalgo, tai ką, bandom. Važiuojam. Pirmas mūsų dalyvis ir pirmas subscriberis, kurį sutikom. Pažiūrėsim, ką čia išsuksi. Čia pasukai jau galingai. Net nežinau, ar dvigubo laiko noriu ar ne. Yra daug visko, čia yra daug. Ir ratas stoja. Tu išsukai. O, dieve. Išsukai, žinau, gal patį įdomiausią. Kas čia bus? Viskas arba nieko. Tu esi ant dviračio, 30 sekundžių išminsi taip greitai, taip stipriai kaip gali. Aha. Surinksi, pavyzdžiui, 20 kalorijų per tas 30 sekundžių. Tada mes suksim ratą. Tu pasirinksi baltą arba mėlyną spalvą. Aha. Jeigu pasirinkai mėlyną spalvą ir jį išsisuka, mes tavo prizą padvigubinam. Jeigu balta, tu nieko negauni. Oba. Tu nieko negauni. Viskas arba nieko. Žiūrim, ar sėkmė šiandien mano rankas ar ne? Duok pitaką. Važiuojam. Nu ką, važiuojam. Jo, įsitaisyk. Tai gerai, ar tu pasiruošęs? Pasiruošęs. Paspausiu start ir iškart pradėsim. 30 sekundžių. Duodu countdowną. 3, 2, 1. Važiuojam. Važiuojam. 10 sekundžių praėjo, turime 11 kalorijų. Varai gerai. Toliau. Dar 10. Varai. 5 sekundės, 5, 4, 3, 2, 1. Viskas. 31 kalorija. 31 kalorija per 30 sekundžių. Aš mirsiu. Nors tu pats pirmas, bet aš jau manau, kad turim rekordą. Aš pats tik nesurinkau, kaip bandžiau. 33, dar čia palaiko, bet 31 kalorija per 30 sekundžių. Čia dar laikas, aišku, eina. Ką šunuolis? Sunku buvo? Sunku. Nuo 1 iki 10. Kaip reitinį? 11. 31 euras, būtum laimėjęs. Bet dabar gali padvigubinti. O dabar gali nelaimėsi. Gali nelaimėti arba gali laimėti dvigubai. Nu ką, kaip ir bičias laimėjo, bet kaip ir dar nelaimėjo, truputėlį man jau gaila, bet gal pasiseks. 50-50 šansas. Tai gerai, mano mielas draugė, kokią spalvą rinksiesi? Nuo to priklausys, ar išeisi šiandien su 62 eurais, ar su nieko. Mėlyna, tebūnė. Mėlyna spalva. Tebūnė mėlyna. Mėlyna spalva, pasirinkit jų spalvą. Pažiūrėkit, ar būtumėt laimėję ar ne. Ir tada sukratą. Sudėjau. Labai noriu, kad laimėtum pirmas dalyvis, prašau. Nu. Mėlyna spalva. Turi iškris mėlyna spalva ir laimėsi dvigubą prizą. Prašau. Ratas lėtėja. Ne! Nu ką, nužudžiau kojas be reikalo. Eik tu sau! Nu nieko, gal kitam žmogui bus geriau. Žiūrėk, padarysim išimtį. Šiaip išimčių nedarom, labai retai. Nu gerai, šiaip dažnai darom, jeigu pažiūrėt mano video. Bet kadangi tu pats pirmas esi ir drąsiausias, nes pats pirmas, duosiu tau vis tiek, kiek surinkai. 31. O, ačiū.
Laikas skaičiuoti tavo prizų. Stekas 5, 30, 31. Kaip dabar apvalinant 30 ar 35? Ką kiek gyvenime, kaip tau sekasi? 5 ir 5 atiduodam. 2-5 Žiūrovai. Žiūrovai, random žiūrovai. Jo. Taip ir padarom tada. Pirmą kartą tokį per 3 metus YouTube, pirmą kartą tokį gražų dalyką girdžiu. Tai žiūrėk, paskaičiuojam tau tada į tavo kišenę. 5, 10, 15, 20, 25 ir 5 gali vienam žiūrovui atiduoti, kuris manai labiausiai nusipelnė. Kas nori? Pirmas pakėlė ranką. Sveikinu. Argi negražu, Hebra. Ką, ačiū tau, kad dalyvavai. Ačiū. Išimčių kitam nebus, važiuojam toliau. Einam. Money spread. Dabar tik laukus galiu filmuoti. Labas vakaras, aš turiu jums iššūkį. Mėgsta deginti kalorijas. Nu ką, žinoma, jos pačios deginasi. Tai va turim dar tokį aparatą, kur sudeginsi kalorijų ir dar laimėsi pinigų. Na gerai, darom. Yes, einam tada. Pirma mergina, kuri dalyvausit. Papa, Labai gerai. Taip, tikrai. Niekas nedalyvauja? Ne, nieks nenori. Tai prašau, Gerai. atsisėskit, prasibandykit. Kuo vardu visų pirma? Agne. Agne. 30 sekundžių, bet jau turėsit kuo daugiau, kuo stipriau, tuo daugiau pinigų. Aha, kada galiu pradėti? Tuoj pasakysiu, jau pasiruošę, ne? Pasipraktikavau. Agne, ar tu pasiruošusi? Pasiruošęs. Tada važiuojam. 3, 2. 2, 1. Varom. Pradžia sunki, bet galas bus dar sunkesnis. Gerai. Turim jau beveik vieną turim. Dar 10. Paskutinės 10. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. 10. Nu, Lygiai normaliai. 10. Geras aparatas. Geras. Nu va. Super. Kaip 100 metų negaliausiai. Labai gerai. Man per 30 sekundžių taip galima stipriai pasportuoti. Nu, taip. 10. Dar po darbo. Dar po darbo. Tai iš viso gerai. žiauriai gerai. Kur išleisim pinigus? Kur išleisim pinigų? Ant kavos. Ant kavos? Pasiimsiu. Nu tai va kaip taip. Atsigaivin Ačiū dabar. labai. Prašau, ačiū, kad dalyvavote, Ei. ačiū už drąsą. Ai, kad daugiau žmonių kaip jūs. Nepamirškite tai tašės. Kurie. Ačiū jums. Iki. Tarp kitko, labai daug merginų nežino, ką reiškia iš tiesų 30 sekundžių. Jos mano, kad 30 sekundžių yra nedaug, bet kai atsisėdant šito aparato, tai atrodo, kad visa amžinybė. Ir jinai dabar, man atrodo, pajuto, ką iš tiesų reikia 30 sekundžių. Važiuojam toliau. Ok, kai matome, susirinko toks nemažas žmonių kraudas ir pakalbinsim vieną bičiuką, kuris čia nuo pat pradžių stovi ir laukia. Labas! Kuo vardu? Martynai, ar nors dalyvauti? Noriu. Tai tada einam. Labai paprasta. Gerai, tai visų pirma, paaiškinti tau taisyklės, ką mes čia darom. Tai čia yra vadinamas fan bike'as. Jis yra naudojamas su rankom ir su kojom. Tu turėsi 30 sekundžių laiko. Per tas 30 sekundžių kiek sudeginsi kalorijų, tiek aš tau eurų duosiu. Gerai. Bet dabar dar labai svarbus klausimas. Ar tu subscribini mane? Per TikToką jo. Per TikToką subscribini? Aš YouTube'ą iš vis nenaudoju. Būtų subscribęs per YouTube galėtum pasukti ratą. Bet matai, ką tik bičias pasuko ir nelaimėjau. Tai gal ir gerai. Aš galiu per YouTube dabar. Per YouTube dabar ką darom? Nu tai davai, YouTube. Pažiūrim dabar, jum tutorial, žiūrėkit, padarysim paskutinę išimtį čia, Bičiukas follow TikTok'e, dėl to ir padarysim, bet nesubscribe YouTube'e. Dabar parodysime jum, kaip tai reikia padaryti. Nes matau, daug kas jūsų nemokat, nes nepaspaudžiat dar subscribe mygtuko. Prašau. Čia yra kanalas, paspaudžiat. Bam, graži animacija, subscribe. Viskas taip easy, hebra. Kodėl nepadarot? Padarykit. Ačiū. Tai ką, tada einam prie rato, suksim ratą. Einam. Bet tu dar gali pasirinkti, ar tu jį nori sukti ar ne, nes čia, pavyzdžiui, yra padalinta iš 2 laikas. Turės 15 sekundžių. Čia yra kardų laikas, gaus 2 sekundžių. Bandau. Mandai? Davai. Žiūrim, kas čia bus. Ir... Sukasi gera linkme. Dvikova. Tai reiškia, kad tu dabar kovosi prieš bičą, kuris dalyvavo prieš tai. Jis surinko 31 kaloriją. Jeigu tu surinksi daugiau, aš tau duosiu 2 didesnį prizą. O jeigu mažiau? Jeigu mažiau, gausi tiek, kaip padarė. Tai kaip ir nieko blogo neįsukai, sveikinu. Jis surinko 31, tau reikia 32 ir tada gausi 2 prizą. Gerai, atsisėsk, pasiruošk. Pasiruošęs? No. Gerai. 3, 2, 1. Okay. Pradžia stipri. Kalorijos kyla va taip. Pusė laiko, 15. Dar trūksta, varai, dar 5 sekundės. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 26 kalorijos. Per 6 kalorijos nuo laimėjimo. 2 prizo. Vis tiek neblogai 25. Sunku buvo. Pavargau. Taip ir turėtų būti toks ir challenge'as. Tai ką, 26. Vėl, žiūrim dabar kaip čia apvalinam. Dabar 20. Kadangi nežinau kaip čia dabar apvalint,
Suksim ratą tiesiog. Jeigu iškris jos spalva, palinsim į 30, jeigu ne, duosim 25. Pasirink tada spalvą. Mėlyna. Mėlyna spalva. Jeigu mėlyna 30, jeigu balta 25. Ką veiksi su laimėtais pinigais? Nežinau, taupysiu ant kibro. Ant ko, ant čia paspirtukas? Ne, mašinėlę pamažu. Ai. Mėlyna spalva? Sveikinu 30 eurų. Tai čia manau, kad galbūt yra lengviausia 30 eurų, kuriuos esi gyvenime uždirbęs, manau. Jo. Bet paprakaituot reikėjo. Prašau. 5, 10, 15, 20, 25 ir 30. Ką? Ačiū tau, kas dalyvauji. O mes važiuojam toliau. Nu tai tada papasakok, kuo tu vardu? Simona. Simona. Kaip tau šitą challenge'ą? Tu čia stovi kurį laiką, kaip tau sunkiai atrodo? Sunkus? Net neįsivaizduoju, ką čia daryti. A, nesivaizduoju, ką daryti. Paaiškinsiu. Pamiršau paklausti, pasirodo, Simona yra subscriberė, follow kanalą, ji gali prasukti ratą. Bet Gerai. tu dar turi pagalvoti, ar tu nori jį sukti. Nes čia, kaip matai, laikas, pavyzdžiui, kart 2, o čia yra laikas iš 2. Vadinasi, turėsi ne 30, o 15 sekundžių. Tai tavo pasirinkimas, ar nori nesukti, nes ką išsuksit, tas ir bus. Nu tai gerai, gal bandom tiesiog. Nesuksi, nebandai? Nemėgsti rizikuoti? Nelabai. Nu, tai gerai. Tai tiesiog ant dviračio. Gerai. Pasimk savo uždirbtus pinigus lengvai, be jokios rizikos, nes taip labai įdomu, bet vis tiek. Paspausiu start ir pradėsim. 3, 2, 1, važiuojam. Startas daug nežadantis, bet dar turim 30 sekundžių. Čia va tavo kalorijas, apačioje ten kur 2. Turime 3 kalorijas, 4, dar 10 sekundžių. Nu, davai 10, surink 10, 5 sekundės dar. 3, 2, 1, 8 kalorijos. Išsitaškė Maikas. Kaip, buvo sunku? Jo, sunkiau negu tikėjau. Sunkiau netikėsiu, 8 kalorijos, o palinsim vis tiek iki 10, nesuskraibini. Nesukai rato, bet gal ir gerai, kad nesukai, žinok, to rato. Gal ir gerai. Tai va, duosim tau priziuką. 1, 2, 10 eurų. Prašau, ką pirksi? Nežinau. Gal ant kavos, ant kažko. Pagalvo. Ačiū tau, ačiū, kad subscribinai, ačiū, kad dalyvauji. Tai va, turim dar vieną subscriberį, ne? Taip. Iš pat pradžių, kai čia jau setupinom viską su manim nusifotkino, tai spėjau, kad subscribino, taip ir yra. Ar nors dalyvauti challenge? Aišku. Tai važiuojam. Kadangi tu subscribini, mes tau galim duoti pabandyti sukti laimės ratą. O laimės ratas gali tau situaciją pagerinti arba labai stipriai pabloginti. Tai tavo pasirinkimas, ar tu nori jį sukti ar ne? Nori sukti? Tai prašau. Ratas sukasi. Ir mes turim. Turim aklas raundas. Aklas raundas yra toks, kad turėsi padaryti realiai neįmanomą dalyką. Nuspėti, nuprediktinti, kiek kalorijų sudeginsi per 30 sekundžių. Jeigu atspėsi tiksliai tiek, kiek sudeginsi, gausi tą sumą dvigubai. Jeigu neatspėsi, duosim tiek, kiek sudeginai. Manau, visai neblogai. Pasiruošęs, darysi? Jo. Ok, tai tu uždėsim tau dabar, kad nematytum, kiek kalorijų turi ir nesustotum specialiai, uždėsim tau ant akių kažką. Jaudinu, labai. Dėl ko? Manau, mane pavogs. Jokauju. Ne, nevogiu, aš subscribe, nevogiu. Užsidėk. Prašau, blindfoldą. Ačiū. Nieko nematai? Ne. Tai gal pirmą užlip ant dviračio. Neapgalvojau. Užlip ant dviračio ir tada pradėsim. Ok, įsipatogink. Jo. Ok, tai dabar kaip manai, kiek per 30 sekundžių sudeginsi kalorijų? 15. 15 kalorijų. Taip. Ok, spėjimas neblogas, maniau sakysiu 100 pm, kas skaičiuoja kaloriją žino, bet 15 neblogas spėjimas. Tai gerai, uždėk blindfoldą. Kiek pirštų rodau? 2. Kiek dabar? 0. Gerai, veikia. Gerai, pasakysiu tau kada. 1, 2 ir 3 gali pradėti. Ok. Aš tau pasakysiu, kada laikas baigsis, varai. Kol manai 15 kalorijų bus. Turim dar 15 sekundžių. 4, 3, 2, 1 ir laikas. Kaip manai pataikė? Jau matai, nepataikė. 12 kalorijų. 12 kalorijų per 30 sekundžių. 3 kalorijom. Ai. Vis tiek, laimėjai 10 ar 15 eurų. Pažiūrėsim, kaip su apalinis. Su to apalimu galima labai daug dalykų padaryti. Buvo sunkiausias dalykas, ką darė gyvenime. Ne. Ne? Ok, tai dabar su apalimu, nežinau, pasakyk man eilėraštuką kokį. Moki eilėraštuką kažkokį. Nu, arba kažkokią repų dainą gali padeklamuoti ir su apalinsim iki 15. Bandau prisiminti. Belė kokius lyriksus. Čia dabar taip pastatym tave iš karto sunku prisiminti. Turim 15.
Jeigu pasakysi kažkokį eilėraštuką arba kažkokios dainos lyriksus, žodžius, duos 15, kitaip 10. Neveipinkit vaikai, ne už ką, veipinimas žudo. Veipinimas žudo. Gerai, im 15. Ačiū labai. Ką darysi pinigais? Taupysiu. Taupysi ant ko? Jie nepaslaptis? Tiesiog investuosiu juos. Investuosi. Taip. Jo, patarčiau S&P 500 arba į Nasdaqą galiu investuoti 7% per metus, nu, po 18 metų galėsi pasimti kažką gero. Tai ką? Ačiū, kad dalyvavai. Gero vakaro. Ir tau gero vakaro. Mes darom tokį iššūkį. Man biškai, aš Giedriu biškai palaukti, kažkas priejo, ten kažkokį iššūkį daro, palaukti. Laimėsi daug pinigų. Ne, žinokit, Nenorit? Ką reiškia, ačiū. Kalorijos, 1 kalorija 1 euras, 30 sekundžių pamint ant dviračio. Tikrai ne? Paskutinį kartą klausit, ne? Labai lengva, ne? Ne, ten tikrai nelengva tai dviratį. Nu pamint tiesiog, reikia paprastas dviratis. Ateikit, parodysiu. Ne, Gerai, viskas. Gero vakaro. Vos neprikabinau, tiek nedaug trūko. Norėčiau, kad kažkokia mergina pabandytų irgi, bet visos merginos šiandien su sijonu, nes 30 laipsnių. Tai kažkaip irgi nesinori čia filmuoti ir jau nelabai norisi dalyvauti. Nu ką, toks gyvenimas. Gal pagausim vieną ir be sijonų. Iškirp šito. Tai va, atvažiavo kažkas su dviračiu, užšokti ant kito dviračio. Pažiūrėsim, kas seksis. Kaip matom, patirties yra. Kuo vardu esam, gerbiamasis? Viktoras su Ferrari Maike. Patėjot pasiruošę, nes čia greičio reikia. Matyt, turbūt ir pataikymų laikų ir vietai. Labai pataikyti. Turiu dar paklausti vis tiek visų klausim, ar subscribinat White Balaklavo YouTube'e. Nes jeigu subscribinat, galėsit pasukti ratą. Ne, bet galima būtų tą problemą išspręsti. Nesvarbu, sėsim ant dviračio vis tiek. Davai, Su kuprinė minsit ar nusimsit? Tai nusimsi tikriausiai. Kaip su kalorijom bendraujat, kaip čia veikia kalorijos? Kiek reikia sudeginti, kaip... Tai turbūt natūraliai, mini. Ir kiek per 30 sekundžių įmanoma sudeginti? Nu, šiokį tokį spėjimą. 100, 10, 1000. 1000 gal. 1000 kalorijų per 30 sekundžių. Nemanau, kad teisingas atsakymas. Tai aš galvoju dabar, kad 1000 galbūt nelabai, bet kokius 200 galbūt tai. 200. Nu, tada nesakysiu, ar teisinga ar ne. Patys pamatysit. Prieš pradedant turiu pasakyti, kad čia gan tiksliai matuoja. Tikrai nenusiminkite, jeigu bus mažiau negu 200 kalorijų per 30 sekundžių. Tai man, kad ir 10 parodys, tai ir tai gerai jau bus. Nes pas mane tai nieks nerodo, palačiu. Ai, čia dar ir su rankom. Jo, ir su rankom ir su kojom. Pasiruošęs, Viktorai? Taip. Ir kai paspausiu šitą mygtuką, pradėsim. 3, 2, 1. Važiuojam. Pradžia sunki. Ne į tą pusę, tiesiog pradėjau. Viskas gerai. Labai O, tai tvarkingai. čia žiūrėkit, vėjelis dar. Čia va, tarp kitko, va čia kalorijas rašo. Va čia va. Kur? Tas, kur vienas dabar. Ai, tik vienas? Dabar 2. Eik, tai iš kur čia 200 to? 200 nebus, manau. Turim 20 sekundžių, dar 10 liko. Nu, 10 kalorijų. Spauskit. 5, 4, 3, 2, 8 net 1. Stop. 9 kalorijos per 30 sekundžių. Nu, Nice. bent jau dabar supratot, kaip veikia kalorijos. Va, net ir lygiai 10 dabar. Nu tai va, 10 eurų. Vis tiek gerai. Iš niekur nieko. Kaip sunkus aparatas. Aparatas tai labai paprastas ir fainas. Aha, bet mint sunku, ne? Netik, kas čia vyksta, palauk. Kaip tai netikit? Tai kad Čia taip jau kažką vyksta. Tai galiu aš tiesiog Galit. atminimui. Čia yra sapnas. Nuo tada, kai pradėjom video kurti, va, tokie dalykai tiesiog taip ir būna. Tai imkit prizą paduodu. 10 eurų. Tai žinai čia. Su Viktoru. 10 eurų. Taip. Už nieką gavo 10 eurų. Už sportą. Už tai, kad dalyvavo. Dviračiu atvažiavo, kad praminti dviratį ir gavo 10 eurų. Kad taip su šitu dviračiu gautumėt. Būtų neblogai. Ačiū jums. Ačiū, kad dalyvavot. Labą dieną. Gal nori merginukis dalyvauti challenge? Palauk, tu jau dalyvavai? Čia iš džimo. Čia jau laimėjot. Kiek laimėjai? 100 eurų. Tai dabar dar laimėsi. Tai važiuojam. Tie patys žmonės dalyvauja challenge'uose. Crazy. Visų pirma, klausimas, ar subscribini? Pasubscribinai mane po praeito karto? Ne, reikia. Reikėtų, bet jeigu būtum subscribinus, būtum galėjęs sukti šitą ratą, kuris, matai, ten laikas x2, laikas iš2, nu, žodžiu, būtų gal geriau buvę. Primink vardą, nes pamiršau. Simona. Taip. Simona jau mane vieną kartą paėmė ant deadliftų. Antras žmogų, kuris balaklavė mes iššūkį, tai yra Simona. Romėniška deadliftą, okei. Okay, su kiekvienu pakartojimu starčiau 14. Okay. Turim pirmą laimėti. Užsidirbai, įveikai mane. Bet aš dabar pastiprėjau ir dabar, bet tu ir jaučiu pastiprėjai. Jo. Nu tai viskas, nelaimėsiu vis tiek. Čia turim dviratį, esi 100% kažką panašaus jau mačius arba minus. Tai dabar turėsi 30 sekundžių, per 30 sekundžių kiek kalorijų sudeginsi, tiek aš tau sumokėsiu pinigų. Labai paprasta. Kadangi vis tiek tu sportuoji ir apie kalorijas, manau, žinai, norėčiau dėl įdomumo paklausti, kaip manai per 30 sekundžių kiek sudeginsi kalorijų varydama ant dviračių. 30. 30 sakai? Į sekundę po vieną. Geras filmas. Tai pabandom tada, pažiūrim. Apkim turbūt įsipatoginsiu tapkį. Ne geriausia avalynė challenge'ui, bet pažiūrėsim. Aš paspausiu, tu gali pasiruošti, kad tau bus dar lengviau. Gerai, 3,
2, 1. Važiuojam. Ne į tą pusę. Aha, ne į tą pusę buvo šita problema. Labai gerai, labai gerai, labai gerai. Vieną turim. Labai gerai. Nepasiduok, ką šitą dabar. Dar 10 sekundžių. 5, 4, 3, 2, 1 ir viskas. 17. Arti 30. Per pusę. Per pusę. Kaip čia taip išėjo, sunkiau nei maniai? Ar baigėsi Po tiesiog? kojų. Ko įdomu šiandien? O tu kažkada darai ne kojas, kažką kito darai? Darau. Ok, 30, čia dar iki 18, nustaplaninsim iki 20. Viskas. Pailsėk, kur išleidai praeitą 100 eurų, kurį laimėjai iš manęs? Atsimeni? Tiesiog įsidėjau piniginį. Išleidau. Įsidėjai piniginę tarp kitų šimtukų ir tada išleidai kažkurį. Nu, nieko tokio, papildė bent jau piniginę šimtuką. O dabar papildys 20 eurų. Ką šį kartą išleisi ar irgi įsidėsi? Eisiu ledų. Eisi ledų. Nusipelnai, žinau. Nusipelnai. Bet visų ledų, žinok, neišdeginai čia. Gali tik pusę nebent. Kasnį. Kasnį, nu. 20 eurų. Šau Simona. Ačiū. Ačiū tau, kad dalyvauji. Ką, žaibos. Ir viskas. Važiuojam Iki toliau. kito karto. Kito karto skanių ledų. Jo, ačiū. Labas vakaras. English? Where are you from? Spain. Spain. Canary Island. Canary Island? Yes. You speak Spanish? Yes. ¿Hablas español? Sí. Oh, Ah, ¿tú me también? too, un poco. Estudio español 3 años. Ah, yeah. 3 años. But I will speak English. I cannot do it so good. No problem. Okay, so we have there a challenge with the bike, yeah? Okay. You go on the bike for 30 seconds and you burn calories. Okay. I will pay you for 1 calorie, 1 euro. Okay. What do you think about it? It's good? Yeah, we can try. Both of you? Why not? Okay, let's go. Turim dalyvių iš Ispanijos ir... What island are you from? Canary Islands. Very beautiful. I never been there, but I heard it's very beautiful there. We have to. I have to. I know. So what are you doing in Lithuania, first of all? Tourism. Just tourism. Yeah, traveling. Okay, very nice. Why Lithuania? No. From all of the countries. We have been in the whole Europe. Yeah. So We have to visit these 3. How many countries do you have left to have full Europe experience? I need to go to Denmark, Denmark. Norway, yes. Scandinavia, Sweden. Sweden. Yeah, most of them on Yeah. the north. Okay. The rest are it's fine. Very nice. So you just came here and you're gonna win some money now. Beautiful. Very beautiful. Okay, who's gonna start first? She. Okay. We have here also a fortune wheel for our subscribers, but I think you are not subscribing to our channel. But you can and you should. Yeah, we'll do it. Spain. Subscribe el canalo de White Balaclava. La White Balaclava. Okay. I will sing you a motivational song, okay? Okay. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Good? My Spanish is good? Okay. Pabandys žmonės iš Ispanijos. Pabandys pora iš Ispanijos. Okay, you ready? Ready? 1, 2, 3. Let's go. Yes. Nice. You will see how hard it is. We have 2 calories already. Half time. Pusę laiko praėjo, 15 sekundžių. Dar turim. And the last 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Finish. Oh my god. Okay, what do you think? How many calories does she have? 5. 10. Double, yeah. So you won 10 euros. Was it hard? A little Exhausting, hard. yeah? Yes. Okay, here is your win, 10 euros. The stack was a little bit bigger when we started. Now it's small. 10 euro for you. Thank you. Where are you gonna spend it? For 10 euro, I don't know what you get. Maybe a kebabas, something like that. Okay, thank you very much. Thank you. Now it's his turn. Thank you. Okay, my friend. What's your name? Javier. Javier. Yes. Very beautiful name. And what's your name? Ilenia and Javier. Today's challenge. Yes, you can take it a little bit up and just try how it feels. Bandys dabar antras. Ispanas. Tai pažiūrėsim, kaip seksis. So just like that with the hands and with the feet, you know? Yep. Okay, you're ready. I'll try. Okay, 30 seconds. The calories will be shown here, okay? Okay. How to say in Spanish, let's go. Vamos. Vamos. It's not Portuguese. Vamos. Yeah. Vamos. Okay. More or less. Never mind. Forget. Just focus on the bike. Okay. Okay. 3, 2, 1. Let's go. Oh yeah. Go. Okay. We have one already. Javieras labai gerai dirba. Turim kaip čia jam bus. Oh my god. Nice work. Come on. Last 10 seconds. Give it all. 5, 4, 3, 2, 1. Finish. 30. Oh. 30. Triple. You triple the calories.
We have been walking the whole day. Also, Yeah. you burn a lot of calories today. 30 calories are, I don't know, one chip from a bag of chips maybe, 2-3 chips. Okay, so you have now together 40 euros, 40 euro. I think a dinner is in the budget today. 1, Let's see. 2, 20, 30. Here we go, my friends. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you for participating. Thank you for Thank you so much. for your braveness. Oh. Zdrasta. Yeah, now I would take a rest. Now, one last question. Yes. What is your favorite place in Vilnius? Where have you been where it was like, wow, amazing? The tower. Tower? Yeah, on top. You mean the Gediminas tower? Yes. The small one, yeah? Yeah, the landscape is Yes. amazing. Nice to hear. Nice to Yeah. hear. So you will recommend Lithuania? Yeah, definitely. Nice to hear. Very nice to hear. Thank you both guys. Like that. Thank you very much. Pasirodo, aš panašus į kažkokį youtuberį, ispanų youtuberį. He has also a mask? Yeah. Oh, okay. You have also. Nice. One last question, I forgot about it. Spain, like 2 weeks ago, won the World Cup. You saw it? You are proud of Spain? Yeah. Very nice. Very nice. Super. Okay. Thank you very much, guys. So much. Enjoy your dinner. You too, enjoy your dinner. Pinigai, nemokami pinigai čia. Nemokami pinigai. Niekam. Nemokam pinigų nieks nenori. Tuo palauk, aš tavo sėdynę tik tai patvarkysiu. Gerai. Prašau, įsipatogink. Čia rašys, kiek sudeginai, tavo laimėjimą, čia rašys laiką. Gerai. Tada, kai paspausiu start, pradėsim. Gerai? 3, 2, 1. Pradedam. Aha. Varai stipriai. Kiek tik įmanom? 30 sekundžių. Kol kas va, 1 kalorija. Labai gerai. Dar turi pusę laiko. 23, 25, dar 5 sekundės. 3, 2, 1 ir viskas. 7 kalorijos. Sunku buvo. Tikėsi daugiau? Nu vis tiek supalinsim tau iki 10. Šau, 10 eurų. Ačiū labai. Ką pirksi? Nežinau, gal į taupyklę. Į taupyklę? Jo. Ok, gerai. Malonu, ačiū, kad atsidalyvai. Ačiū. Tau. O taip. Viso gero. Labas vakaras. Turime challenge, su kuriuo galėtumėm... Aš labai nemėgstu veipų. Negalim. Nepykite, bro, tokios taisyklės. Mano žaidimas, mano taisyklės. Tu įsivaizduoji, kameramanas prie mano kišuoju veipą. Sakau, labas vakaras ir o tai va. Labas. Ne. Gerai, turėjom dabar nemažai žmonių, bet laikas gal pabandyti ir man, kiek aš galiu kalorijų sudeginti. Kol kas rekordas buvo 31, pažiūrėsim, ar galėsiu bitinti su striuke prie 30 laipsnių. Pabandom. Jums duodu visokius challenges, bet pats niekada nedarau, ne? Nu, čia bus dabar. Turim palaikymo komandą visą. Jūs man patinkat. Užvedėt. Gerai, pradėsim. Pažiūrėsim, kaip čia man seksis mano sukurtą challenge padaryti. Ateik operatoriau, paspausi start. Start mygtuką. Paspaudžiam visi kartu. 3, 2, 1. Važiuojam. Trys, 2, 1. Viskas. Ilgiausias 3 sekundžių mano gyvenime. Čia yra kalorijos. 3,8. 3,7 buvo ką tik pat. 307 kalorijos. Rašai 3,8, bet po laiko padidėjo. Tai kaip ir savo challenge pramušiau. Kas pinigų duos? Please. Labą dieną. Labą vakarą, merginos. Ar smagiai žiūrisi šitas challenge'as? Norit gal sudalyvauti? 1 kalorija, 1 euras. Aš ką tik surinkau 3,7 per 30 sekundžių. Kuri? Kažkurį norit. 30 sekundžių. Einam. Susikaupiam visi. Į mane nekreipkite dėmesio, aš tiesiog stoju. Tai jūs nekarštam? Šiltok. Ateisi? Einam. Kuo vardu? Ok, vakarė. Turiu visų pirma vis tiek paklausti, nes visų klausiu, ar subscribini mane YouTube'e. Nesubscribini? Negerai, aišku, bet ką, dabar kulokų neduosim už tai, bet duosim pamint dviračių. Tai ar tu pasiruošęs vakarė? Taip. Kiek manai, kiek nori laimėti, kiek tau šį vakarą reikia pinigų, kad praleistum smagiai? 15 eurų. 15 eurų, nu jau čia nuo tas priklausys, ar gausi tiek, ar mažiau, ar daugiau. 15 eurų, aš tau labai jos noriu duoti, bet turėsi tikimybę. 3, 2, 1, pradedam.
Važiuojam. Pusę laiko turiu, dar 15 sekundžių. 5 kalorijos jau yra. Važiuojam, spaus, dar 10, makarą, davai. 5, 4, 3, 2, 1 ir viskas. 10 kalorijų. Super, pailsėk, nusiramink, aš pats ką tik bandžiau, žinau kaip yra sunku. Tai ką, 15 negauja, bet 10 gauja. Viskas ok? Užtenka? Super, tada tai gerai, tai ką. Tai duodam 10 eurų. Prašau, 10 eurų. Smagiai praleisk vakarą. Šiandien penktadienis vis dėlto. Mikrofono jo neatimk, nes jisai truputėlį daugiau vertas, nei 10 eurų. Ačiū, kad dalyvavai. Viskas, iki. O ką, kebra, jeigu norit ir jūs dalyvauti, pabandyti laimėti, visų pirma, subscribinkit Vaidball klubą. Labai svarbu, galėsit pasukti ratą. Subscribinam visada kažką sugalvojam. Ir apskritai subscribinkit. Tiesiog subscribinkit. Ar dalyvausit ar ne, palaikom kontentą. Viskas, kebra, subscribinam, Balaklavą, out.